Bulvių trio užkandžiai. Pirmiausiai paruošiame bulvę su lupina. Jas nuplauname ir verdame vandenyje su jūros druskos, maltų juodų pipirų, mėtos ir estragono prieskoniais. Bulvėms išvirus, jos atvėsinamos, nulupamos ir supjaustomos nedideliais kubeliais. Iš estragono skonio acto, garstyčių, alyvuogių aliejaus, graikinių riešutų aliejaus ir skysto apelsino medaus paruošiamas salotų padažas. Jį užpilame ant bulvių salotų ir išmaišome. Cukiniją supjaustome plonomis juostelėmis, jas pabarstome druska ir pipirais, pašlakstome alyvuogių aliejumi ir citrinų sultimis. Taip paruoštas cukinijas paliekame 10 minučių marinuotis. Tuomet ant cukinijų dedame paruoštas bulvių salotas ir susukame į ritinėlį. Ant viršaus dedame ančiuvių filė. Puošiame krapų ir garstyčių daigų žalumą. Ruošiant virtų bulvių bokštelį, pirmiausiai bulvės supjaustomos 2 cm dydžio ir 0,5 cm storio griežinėliais. Ant šių griežinėlių dedamas ožkos sūrio įdaras, kuris gaminamas iš ožkos sūrio, šalotinių svogūnų bei alyvuogių aliejaus. Taip sluoksniuojant paruošiamas 3 sluoksnių bokštelis. Tuomet jis pašlakstomas balzamiko actu ir pateikiamas su daigintų ridikėlių žaluma. Trečiasis bulvių užkandis ruošiamas iš virtų bulvių. Atvėsusios bulvės susmulkinamos. Į jas dedamas majonezo ir želatino mišinys, kaparėliai, svogūnai bei prieskoniai. Šis patiekalas pateikiamas šaukšte su virta putpelių kiaušinio skiltele bei raudonaisiais ikrais.